šiandien mes susirinkome pakalbėti apie žaidimą. Ar ne? Kodėl žaidimas yra svarbus? Kodėl jo reikia? Ir žodis svarbus yra, iš tiesų ne tas žodis. Žaidimas mums yra gyvybiškai svarbus. Ir aš noriu, kad jūs šiandien išeitumėte iš šitos salės norėdami žaisti. Tai visų pirma, kad nuotaika būtų tam tikra, aš noriu paprašyti jūsų, prie kas antros kėdės yra pritvirtintas balionas. Susiraskite savo balionus, prašau. Ir juos pripūskite. Man atrodo, kad daug kas labai seniai jau pūtėte balionus. Labai didelių nepūskite, nes jie sprogs. Čia yra vadinamosios vandens bombos. Šiaip į juos reikia pilti vandens ir tada mėtyti vieniems į kitus. Labai labai smagus žaidimas. Iškelkite, kiek jau turime balionų. Super, jau visai neblogai, matau, kad dar keletas jūsų kankinasi, tai luktersiu dar minutėlę. Balioną visada yra lengviau pūsti, jeigu jį patampote į visas pusės. Super. Gerai, pažiūrim, kiek jau turim. Dabar tikslas yra, mes nuimsime 1 minutę. Ir šitą 1 minutę mes turime neleisti nei vienam balionui nukristi ant žemės. Kai aš suskaičiuosiu atgal nuo 3, nei vienas balionas 1 minutę neturi nukristi ant žemės. 3, 2, 1, pradedam. Metam, visi į viršų. Visi, kurie turite balionus, meskite ir neleidžiam nei vienam nukristi. Rankose laikyti negalima. Viskas. Ačiū visiems. Iš tiesų, gan nemažai balionų nenukrito, paplokime savo. Buvo puiku, jūs puikiai mokate žaisti. Ar ne? Ir kas iš tiesų dabar nutiko? Dabar naujausi smegenų tyrimai jau yra įrodę, kad mūsų smegenys plastiškos, ar ne? Nebėra taip, kad mes vystomės iki 25 ir tada sustojame. Iš tiesų, mūsų smegenys keičiasi, atsiranda naujos neuronų jungtis visą laiką. Kaip vyksta tos grandys, ar ne? Kaip įvyksta, tai yra labai panašus pavyzdys kaip domino, ar ne? Viskas yra sustatoma ir užtenka vienos jungties ir tada tik tai tas impulsas jis eina tolyn ir krenta visi domino. Ką mes dabar patyrėme, ar ne? Dabar mums gaminosi serotoninas ar nelaimės hormonai, visi endorfinai ir taip toliau ir panašiai. Mes užmesgėme akių kontaktą su kitais žmonėmis. Mes juokėmės, mes nusišypsojom, mes pajudėjome. Ar ne, kai mes pajudėjome, daugiau deguonies pateko į mūsų smegenis. Mūsų smegenis gali veikti geriau. Moksliniai tyrimai rodo, kad stresas neleidžia susidaryti neuronų jungtims. Vadinasi, jeigu mes norime turėti kuo daugiau neuronų jungčių, reikia patirti kuo mažiau streso. Ar jūs matėte kada nors vaikus, kurie žaidžia apimti streso? Aš ne. Ar ne? Ir aš jau daug metų žaidžiu kartu su vaikais. Iš tiesų, judėjimas ir žaidimas yra viena labiausiai atpalaiduojančių veiklų, kokias tik mes galime įsivaizduoti. Dėl to, kad jos kelia labai geras emocijas. Taigi, ar ne? Šiek tiek daugiau apie apskritai mokslinius tyrimus. Vienas daugiausiai žaidimą tyrusių žmonių yra
mokslininkas Braunas ir jisai tyrė iš tiesų nusikaltėlius. Ir bandė žiūrėti, kaip negalėjimas žaisti yra paveikęs jų gyvenimą. Ir žaidimo trūkumas iš tiesų turi didžiulę neigiamą įtaką. Žmonės, kuriems neleidžiama žaisti, jie nesivysto taip, kaip galėtų. Tyrimas buvo atliktas ir su žiurkėmis, nes žiurkės labai mėgsta žaisti. Ar ne? Ir vienai žiurkių grupiai buvo leista žaisti, kitai žiurkiai grupiai buvo neleista žaisti. Ir vėliau, kai atėjo katė, žiurkės, kurios žaidė, pasislėpė, žiurkės, kurios nežaidė, irgi pasislėpė. Bet kas atsitiko vėliau? Tos, kurios žaidė, po kažkiek laiko pradėjo išlindinėti, kišti nosį lauk, ieškoti, žvalgytis. Nebuvo katės, jos toliau gyveno savo gyvenimą. Tuo tarpu žiurkės, kuriom buvo visada draudžiama žaisti, jos neišlindo. Mirė. Ar ne? Taigi, iš tiesų, čia gali būti gyvybės ir mirties klausimas, ar mes žaidžiame, ar ne. Tai kada mes pradedame žaisti? Daug kas įsivaizduoja, kad kai vaikas pradeda šnekėti, kai vaikas pradeda vaikščioti, kai jisai jau susitinka su kitais, ne. Mes pradedame žaisti pirmą savo gyvenimo dieną. Mes pradedame žaisti tada, kai mes gimstame ir į mus pažiūri mama arba tėtis ir mums nusišypso. Nes tada susisinchronizuoja mūsų dešinieji smegenų pusrutuliai. Ir prasideda visai kitoks žaidimas. Iš tiesų mes pradedame žaisti. Dabar jau moksliniai tyrimai irgi yra įrodę tai, kad kuo mažiau mes žaidžiame su rankomis, tuo mes prašiau sprendžiame problemas. Ar ne? Vieni tą stengiasi pateisinti, kad dėl to reikia labai daug vaikams mokykloje rašyti. Bet aš manau, kad yra be proto daug kitokių veiklų, kurias mes galime atlikti savo rankomis. Smalsumas ir noras tyrinėti iš tiesų yra pats pagrindinis žaidimo variklis. Ir, be viso to, apskritai žmogus yra žaismingas. Žmogus nori žaisti. Žmogus turi didžiulį poreikį žaisti. Viena iš kompiuterinių žaidimų kūrėjų, Jane McGonigal, ar ne, yra sukūrusi vieną tokį žaidimą, kuris vadinasi Super Better. Aš apie jį visiškai neseniai išgirdau, bet iš tiesų žaisdami mes įgyjame 4 atsparumus. Mes įgyjame fizinį, proto, emocinį ir socialinį atsparumą. Ką reiškia fizinis atsparumas? Fizinis atsparumas reiškia, kad mes ilginame savo gyvenimą, jeigu mes per valandą bet kartą pajudame. Jeigu mes per valandą bent kartą atsistojame, pajudame, kažką pašnekame, kažkur nueiname, kažko pasiemame, jau yra geriau. Ko mes mokome vaikus mokykloje? Mes mokame juos sėdėti valandas, ar ne? Ir tai prieštarauja iš tiesų vienam pagrindiniu atsparumu, fiziniam atsparumui. Kitas yra proto atsparumas, ar ne? Tai yra tai, kad vaikai, kai jie žaidžia, jie išmoksta nepasiduoti kilus tam tikriems iššūkiams. Kuo daugiau vaikai žaidžia, tuo labiau susidūrė su problemomis, jie nepasimeta, o ieško sprendimų. Ko mes norime šiandien iš savo darbuotojų? Mes šiandien norime, kad jie spręstų problemas, kad jie spręstų jas kūrybingai, kad jie ieškotų išeičių. Gebėjimas tą daryti prasideda ne 30 ir net ne 20. Gebėjimas tą daryti prasideda 1,5 metukų, kai vaikas susiduria su pirmosiomis didžiosiamis savo problemomis, kurios galbūt mums tokios netrodo. Kas yra emocinis atsparumas? Jeigu mes, nesvarbu, ar per valandą, ar per dieną, ar per metus, mūsų santykis neigiamų ir teigiamų emocijų yra 1:3, ar ne, kad 3 neigiamos emocijos ir 1 teigiama, vėl ilgėja mūsų gyvenimas, vėl mes esame daug atsparesni. Trečia yra socialinis atsparumas, kad mes gebame žmonėms padėkoti. Ar ne, mes visą laiką mažiem vaikams sakome instinktyviai, padėkok, ar ne, kažkas padėjo, pasakyk ačiū, bet kažkaip labai dažnai po to tą tokį socialinį atsparumą prarandame. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti Aušrai, Austėjai ir Andriui, kurie padėjo man suklijuoti balionus. Ačiū. Iš tiesų tai ilgina ne tik mano, bet ir jų gyvenimą, nes jie ir judėjo ir dar visai juokėsi tą darydami. Ar ne? Taigi, jeigu mes tą darome visą gyvenimą, yra jau moksliškai paskaičiuota, kad mes gyvename 10 metų ilgiau. Kas to nenorėtų? Ar ne? Kas nenorėtų gyventi ilgiau nuostabaus gyvenimo? Ar ne? Taigi, vėlgi kalbant apie žaidimus,
ar ne? Naujovės, iššūkiai, kūrybingumas, bendradarbiavimas, visą tai mes gauname per žaidimus. Šitas žmogus daugiausiai kalba apie vis dėlto kompiuterinius žaidimus, bet aš kalbu plačiaja prasme apie tai, kaip žmogus žaidžia, kodėl jisai žaidžia ir kodėl žaisti yra gyvybiškai svarbu. Taigi, ar ne, po teorijos, mes susidurime šiandien su didžiulė problema. Vaikai žaidžia vis mažiau. Visi moksliniai tyrimai dabar rodo, kad vaikai žaidžia vis mažiau. Kokios to gali būti priežastys? Visų pirma, yra tėvystės profesionalizacija. Ar ne, kad, tėvai nori geriausio savo vaikams. Kad tai yra tam tikra profesija, kad tėvystė nebėra malonumas, bet tai tampa ir profesija. Ar ne, kad, mes nuolat jaučiame kaltę, jeigu mes kažko nedarome savo vaikams. Taip pat pasikeitė šeima. Ar ne? Anksčiau šeima būdavo, vaikas gimė, jisai ten gyvena truputėlį savo, kažkiek pažaidžia, kažkiek aš su juo pažaidžiu, bet dabar jau mes turime visai kitokius lūkesčius, nes mes turime daug mažiau vaikų. Dėl to mūsų lūkesčiai į tuos keletą vaikų yra labai didžiuli. Trečia, yra labai didelis dėmesys akademiniam ugdymui. Ar ne? Be to mes visą laiką girdime istorijas. O kaimynų ten pranutė jau vaikšto. Tai aš darau viską, kad ir mano vaikas vaikščiotų, ar ne? O ten Onutė lanko baseiną. Tai ir man reikia mano vaikui lankyti baseiną, nes kaip aš čia dabar nebelankysiu to baseino, ar ne? Ko pasėkoje vaikai praranda žaidimą? Dėl to, kad jų visa veikla tampa struktūrizuota, tampa tvarkinga, ar ne? Niujorke jau į dažną darželį, norint į jį įstoti, patekti, yra laikomi IQ testai. Ar ne? Kai mokslininkų bendruomenėje mes jau seniai sutarėme, kad iki 12 metų vaikams negalima atlikinėti intelekto testo, ar ne? Taigi reikia pusiausvyros. Ir kita yra, kad mes turime labai mažai žinių apie tai, kodėl vis dėlto žaidimas yra nepaprastai naudingas. Yra toksai posakis, mes lietuviai turime puikų posakį, kad varnas gaudau. Vaikui reikia varnas gaudyti. Mums kiekvienam reikia varnas pagaudyti, dėl to, kad iš to kyla nuostabus dalykai. Mes nežinome ateities, mes nežinome, kas mūsų vaikų laukia po 12 metų. Šiandieniniai pirmokai mes net neįsivaizduojame, nei kokios profesijos bus paklausios, nei ko reikės po 12 metų. Dėl to akademiškai mes net ir baisiausiai stengdamėsi neparuošime jų taip, kaip reikia. Dėl to, kad tiek, kiek žinių atsiranda vos ne kiekvieną valandą, mes jų niekaip prie geriausių norų nesukišime visų į vaikus. Mūsų tikslas yra auginti tokius vaikus, kurie yra pasiruošę būti atviri visai tai žinių gausai. Ir iš tiesų tik taip mes galime sumažinti depresiją ir įtampą patiriančius paauglius, kurių paskutiniu metu vis labai daugėja. Mes nesam visų galų meistrai. Mes negalime padaryti visko, tačiau iš vaiko mes tikimės dažnai plejados dalykų, kad jis darys puikiai, kad jis puikiai ir gros, puikiai sportuos, puikiai skaičiuos, puikiai skaitys ir visa kita. Ar ne? Bet iš darbuotojų, iš suaugusio žmogaus mes norime, kad jis, vieną dalyką darytų gerai. Tai kodėl tas pasikeičia? Ar ne? Žaidimas iš tiesų yra kiekvieno teisė. Man labai patinka iš tiesų vaiko teisės ir esmė yra ta, kad įrašyta ir sutarta yra, kad kiekvienas vaikas turi teisę žaisti. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turime savyje vaiką. Ar ne? Mes turime tą vaiką, kuris prisimena, kaip jisai sustojo žiūrėti į sraigę. Mes turime savyje tą vaiką, kuris kažkada užvertė galvą ir stebėjo debesis ir iš to jam kilo fantastinių minčių. Ir mes turime visada prisiminti, kad mes kiekvienas turime teisę žaisti ir ta teisė yra fantastinė, nes žaidimo dėka užkuriama mūsų fizinė, socialinė, emocinė ir kognityvinė raida. Daugiau tiesiog nėra, ar ne? Ką vaikai daro? Vaikai stebi juos supantį pasaulį. Ir dabar naujausi moksliniai tyrimai parodė, kad net 5-mečiui, maždaug 70% 5-mečių nežaidžia lauke valandos. Jie taip yra užimti ir jų laikas toks struktūrizuotas,
kad jie nebeturi laiko tiesiog išeiti į lauką ir pažaisti. Buvo atliktas vienas tyrimas su žmonių, paauglių susikūriamais avatarais, ar ne? Ir vieni kurdavo geriečius, kiti kurdavo blogiečius. Ir vėliau atliktas tyrimas parodė, kad tie, kurie kuria geriečius, jie taip pradeda elgtis realybėje. Kad jie tampa geresni, jie nori labiau padėti, jie labiau pasitikė savimi, nes tas įsivaizduojamas žmogus, kurį jie sukūrė, ar ne žmogus, ar kažkas toks herojus, ar ne, kurį jie sukūrė, jis buvo nuostabus, jis įkūnijo tą gėrį ir tą nuostabumą, kokiais jie norėtų būti. Kodėl tai yra blogai, ar ne? Lygiai taip pat, kai mes susikūrėme blogėti. Pastebėta, kad tie paaugliai, kurie susikurdavo blogiečius, jie ir realybėje pradėdavo dažnai elgtis blogiau, nes irgi susitapatindavo su tuo elgesiu. Mes būdami suaugę ir žinodami tos tyrimus, mes galime daryti įtaką ir mes galime keisti pasaulį ir daryti jį tikrai nuostabesniu, ar ne? Ir ką mes dažniausiai darome, ar ne? Na, iš tiesų, kai mes žaidžiame, mes išmokstame labai spręsti konfliktus. Įsivaizduokite tokią situaciją, ar ne? Vaikas stato kaladėlių bokštą ir prieina kitas vaikas ir nuverčia. Susipyksta. Ar ne? Ir jie tada pradeda aiškintis, kodėl taip atsitiko, ką reikia padaryti, kad to nebūtų, kaip išspręsti šitą konfliktą. Ir vaikai per tai mokosi gebėjimų, kurie jiems bus reikalingi visą gyvenimą. Kitas man labai patinkantis gebėjimas yra išvardinti savo privalumus. Ar ne? Jums reikėtų pasiklausyti, jeigu turite galimybę 4-5 metų vaikų. Ar ne, kai sako, priimk mane į žaidimą. Kodėl? Sako, bet aš tai va, galiu tą ir tą padaryti, ir taip, ar ne? Ir yra nuostabu matyti, kaip tas, kuris sprendžia, ar priims žaisti, ar ne, galva, na gerai, o tą dar padarytum, ar ne? Pavyzdžiui, reikia žaidime, aš stebėjau kartą, kaip žaidė 4-mečiai ir nusprendė, kad reikia šuns. Ar ne? Ir priejo prie vieno iš draugų ir sako, gal tu galėtum būti šunimi? Ir jisai sako, ne, nenoriu būti šunimi. Bet klausyk, tu pabūk dabar šunimi, trumpai, o po to, kai eisim į lauką, tai tu galėsi pirmas važinėti dviračiu. Pavaikščia, pagalvoja, ateina, gerai. Ar ne? Tai yra pirmosios derybos. Ar ne, jie aiškinasi, kur jų stipriosios pusės, kur yra ribos ir kaip išsiaiškinti, kas veikia, o kas neveikia. Bet dėja, dažnai į vaikų žaidimą kišasi suaugusiai. Nes mes žinome, kaip padaryti, kad būtų geriau. Kaip jie čia geriau turėtų nupiešti. Ar ne, su šituo piešk, pabandyk šitai piešti. Ar ne? Lygiai taip pat, jeigu vaikas nori kažką drąsiau padaryti, ar ne, kodėl jie trukdo judėjimui. Kiek jūs kartu esate girdėję? Ne, nelipk, neimk, nedaryk. Ar ne? Dėl to, kad mes bijome dėl vaikų saugumo. Bet iš tiesų tik taip vaikai išbando savo ribas. Mes turime užtikrinti jų patį esminį saugumą, kuris, sprendžia, ar jis bus gyvas ar ne, iš esmės. Bet šiaip labai mažai vaikų susižeidžia siaubingai. Prisiminkite savo vaikystę. Ar ne? Yra dar daugybė nedalykų, aš nežinau kaip jūs, bet apie kuriuos mano tėvai net nelabai žino. Ar ne, kaip ten ir iš medžio esi išlėkęs ir dar kažką tokio, ar ne? Ir kažkaip ir gyvas ir sveikas esi. Aš manau, kad mes visi turime tokių prisiminimų, kur jeigu pagalvotumėm apie savo vaiką, tai šiurpas bėga nugarą. Bet tik taip mes išbandėme savo ribas. Tik taip mes sužinojame, kas mums galima, o ko mes negalima, kas yra sudėtinga. Jeigu mes kiekvieną kartą kišamės į konfliktą, tai yra lygiai tas pats. Žaidimas mus nepaprastai moko spręsti konfliktus ir išmokti efektyviai bendradarbiauti. Tai kągi daryti? Iš tiesų reikia žaisti drauge. Kodėl reikia žaisti drauge? Nes žaisdami mes suvaikėjame. Ir suvaikėjame pačia geriausia prasme. Dėl to, kad vaikai yra nuostabus, vaikai šypsosi, vaikai žaidžia, vaikai yra nuoširdus, vaikai pasako tą, ką jie galvoja ir tai, kaip jie nori, kad mes darytumėm, ar ne? Suvaikėjimas yra nepaprastai sveikas dalykas. Ir mes turime žaisti šalia vaikų. Iš tiesų,
kuo toliau, tuo labiau yra įsitikinama, kad suaugęs šalia vaiko turi būti kaip mentorius, kad vaikas inicijuoja žaidimą, o mes tik tai einame šalia ir mes žaidžiame kartu su vaiku. Mes žaisdami puoselėjame santykius. Yra daugybė situacijų, kai žmonės būna labai nutolę ir žaidimas juos suartina. Ar ne? Kalba netgi apie technologijas, tai yra, kai mes esame toli. Ar ne? Mes gyvename Belgijoje, mūsų vaikai su seneliais juokdavosi, šnekėdavo, diskutuodavo, ar ne, per technologijas. Technologijų dėka jie išlaikė santykius, išlaikė ryšį. Ar tai yra žaidimas? O taip. Bendravimas yra lygiai toks pat žaidimas, nors mes dažnai manome, kad tai nėra. Tai yra lygiai toks pat žaidimas. Mes pažįstame vidinį pasaulį, ar ne? Mes tiesiog pamiršome žaisti. Žaisti yra nelygis. Aš dabar kaip tik šiąnakt parskridau iš Italijos ir mes Italijoje ten juokaujam, šnekam ir visi yra maždaug mokyklų vadovai ir aš vieną kartą sakau, bet kai aš rašiau savo disertaciją, tai ten taip ir tai buvo. Ir mane žiūri, tu rašai disertaciją? Taip, sakau, tai ko tu durniuoji? Sakau, tai smagu. Ar nesmagu yra elgtis kvailai, linksmai, juokauti ir taip toliau ir panašiai. Dėl to, kad iš principo taip mes ir gyvename ilgiau, ir esame linksmesni, ir dažniau išeiname iš savo komforto zonos, kuri kartais mus labai gąsdina. Ir per žaidimą net vaikai sveiksta. Turbūt esate girdėję, net filmas yra sukurtas Patch Adams, ar ne, apie gydytoją, kuris su klauno nosimi ėjo. Tai nėra tik filmas, tai yra tikra istorija. Vaikai leisdavo daryti procedūras, kurios buvo labai sudėtingos ir skausmingos, dėl to, kad atėjęs gydytojas kvailiodavo. Jis juokaudavo, jis kvailiodavo, jis per žaidimą juos įtraukdavo. Kaip jūs priimtumėte prašymą, jeigu jum ateitų ir lieptų, pasakytų, kad jūs privalote tą daryti, ir ateitų ir žaismingai tą pristatytų? Tyrimai rodo, kad lygiai tą patį pristačius žaismingai ir parodžius smagiasias viso to pusės, žmonės yra daug labiau linkę imtis tų užduočių. Kaip mes pažįstame vidinį pasaulį, aš norėčiau pasidalinti vieną tokią istoriją. Kai mes išvažiavome gyventi į Belgiją, mūsų sūnus pradėjo lankyti prancūzišką darželį. Ir mes vakarais sekdavome pasakas, ar ne? Ir vieną kartą jisai sako, aš noriu pasekti pasaką. Sakau, kokia ta pasaka? Ir jisai sako, tai kartą gyveno toks berniukas. Ne aš, tikrai ne aš, gyveno kartą toks berniukas. Gerai, sakau, ir kaip tam berniukui buvo. Tai ir atskrido marsiečiai ir tą berniuką paėmė ir išvežė. Ir tie marsiečiai kalbėjo prancūziškai. Ar ne? Ir ką tas rodo? Tas rodo, kad vaikas gali atsiverti ir papasakoti. Ar ne? Kaip jam yra iš tiesų. Lygiai taip pat yra su mumis. Situacijose, kurioje mes galime save perkelti į tą įsivaizduojamąjį draugą, ar į tą avatarą, ar į bet ką, nesvarbu, kaip jį pavadinsime, mes iš tiesų galime pažinti vienas kito vidinį pasaulį. Ir žinoma, mes kūrybiškiau sprendžiame problemas. Mes, suaugusieji, tie suaugę, kurie turi mažų vaikų arba leidžia daug laiko su mažais vaikais, jie kūrybiškiau sprendžia problemas. Ar ne, čia visiems darbdaviam, kurie sulaukia darbuotojų su mažais vaikais, ar ne? Iš tiesų, tai yra smagus dalykas. Dėl to, kad vaikas liepia tiesiog jo pačio buvimą šalia, priverčia mus būti kūrybingais. Ar žinote, kokios profesijos žmonių mažiausiai serga Alzheimeriu visame pasaulyje? Ne klaunai, netoli to, bet labai panašus į klaunus, iki mokyklinukų mokytojai. Ar ne? Tai yra tie, kurie visą dieną vaidina, kvailioja, susigalvoja ir niekada nežino, kas bus po 5 minučių. Nes tu gali būti susiplanavęs visą savo dieną tobulai, bet staiga viena situacija viską išmuš iš konteksto ir tu turėsi planuoti iš naujo. Taigi, ar ne, mes suaugę žaidžiame drauge su vaikais. Kaip ir saldainius, ar ne, reikėtų vartoti saikingai keletą dalykų. Iš tiesų, ugdančių žaislus. Ugdanti žaislai yra nepaprastai geras dalykas, bet geriausias ugdomasis žaislas yra suaugęs. Jeigu jūs neturite nei vieno ugdomojo žaislo, bet jūs galite dalyvauti
auginant vaikus, jis turi patį geriausią žaislą, kokį tik tai galima įsivaizduoti. Ar ne? Lygiai taip pat su būreliais. Laisvas žaidimas nėra lygu judesio pamokėlė. Struktūrizuota veikla niekada nėra lygi laisvai veiklai. Dėl to, kad laisvoje veikloje atsiskleidžia tikrieji gebėjimai, o struktūrizuotoje tai atsiskleidžia daugiausiai suaugusiojo gebėjimai. Kaip jis geba struktūrizuoti vaiko veiklą. Ir lygiai taip pat užduočių knygelės. Ar ne? Pavyzdžiui, Redžio Emilija iš vis yra pasakę, kad pats baisiausias dalykas, kokį tik galima įsivaizduoti, tai yra spalvinimo knygelės. Palikite jas tik tai tėvams. Ar ne? Kad iš tiesų nei vienas ugdytojas neturėtų duoti vaikams spalvinti, nes tai riboja vaiko galimybę laisvai augti ir žaisti. Ar ne? Ir iš tiesų, ką mes turime? Mes turime, kad žaidimas turi būti pusiausvyra. Tai negali būti tik tai į vienus vartus. Ir kadangi žmogaus smegenys labai gerai supranta kontrastus, tai aš irgi norėjau parodyti keletą kontrastų. Ar ne? Visų pirma, žaidimas gali būti arba palaida bala, arba tikras žaidimas. Ar ne? Kas yra palaida bala? Palaida bala yra tai, kai pavyzdžiui, jūs į ugdymo įstaigą atvedate vaikus ir vakare svarbiausias uždavinys pasimti juos gyvus. Ne. Tikslas yra ne palaida bala. Dėl to, kad su vaiku reikia kartu žaisti. Kitaip jis neperims viso to kultūrinio klodo, kurį mes turime. Ir žaisdamas jisai neišmoks tų svarbiausių gebėjimų. Žaidimas turi būti toks, kad mes atsisėdame. Aš visą laiką klausiu, kaip vaikas galės žaisti gaisrinę, jeigu jis niekada negirdėjo apie gaisrinę. Jis visų pirma turi išgirsti apie gaisrinę, pamatyti gaisrinę mašiną, nuvažiuoti į gaisrinę ir tik tada jisai galės žaisti gaisrininką. Jam nekils mintis kalbėti apie planetas, jeigu jis nieko neišgirs ir nieko nepamatys. Tai vis dėlto tikrasis žaidimas yra toks, kai suaugęs žaidžia šalia, žaidžia kartu su vaiku, bet jam nenurodinėja, kaip reikia žaisti, ar ne? Tai ir yra skirtumas nuo palaidos balos, kur mes tik tai sakome, eik žaist. Ar ne? Čia lygiai taip pat, kad jūs įsivaizduojate, kad jūs ateinate į darbą, ar ne, naujas darbas ir jūs sakote, tai ką man reikės daryti, tai eik dirbti. Bet aš norėčiau truputėlį daugiau žinoti, ką man reikia daryti. Eik dirbti, sakiau. Ar ne? Ir po to dar ateina pas jūs ir sako, blogai dirbi. Bet tai aš nežinau, ką man dirbti. O tai eik dirbti. Ar ne, tai lygiai taip pat, kai mes vaikui sakom, eik žaist. Ir vaikas ateina, ką man žaisti. Ir mes sakome, taigi eik žaisti, nesugalvoja, ką čia žaisti dabar. Ar ne? Tai lygiai taip pat jums galėtų sakyti, nesugalvoja, ką dirbti. A darbo pasaulyje mažai. Tai eik ir dirbk. Ar ne? Tai lygiai taip pat yra su žaidimu. Mes turime būti tie mentoriai, kurie vis dėlto padeda vaikui žaisti, užkuria jo meilę jį supančiam pasauliui ir jo vidinę motivaciją. Kitas dalykas yra viduramžiai ir 21 amžius. Ar ne? Tai, viduramžiai, viskas gerai su viduramžiais. Ir viskas ten buvo puiku ir nuostabu viduramžiams. Ar ne? Dabar mes turime 21 amžių ir mes iš tiesų turime atliepti 21 amžiaus poreikius. Ar ne? Ko dabar reikia vaikams? Jiems reikia tų technologijų, jie juose orientuojasi fantastiškai, jiem jos patinka, bet čia kaip ir kalbėjome apie saldainius. Saldainiai irgi yra labai geras dalykas. Gyvenimas be saldainių būtų labai nesaldus. Ar ne? Bet ar mes valgome pusryčiams, pietums, vakarieniai ir užkandžiui saldainius? Nevalgome. Ir visi žinome, kas atsitiks, jeigu juos valgysime tik tai. Ar ne? Bus nelabai smagu, taip švelniai tariant. Ar ne? Tai lygiai taip pat yra ir su kompiuteriu. Jeigu mes naudojame saikingai, tai yra fantastika. Bet jeigu mes įvalgome pusryčiams, pietums, vakarienę, užkandai ir savaitgalių ir taip toliau, tai žinoma, kaip ir bet kas pradeda kenkti. Bet 21 amžius turi nepaprastai daug savo privalumų, kurių tikrai mes turime juos išnaudoti ir jais džiaugtis. Kitas dalykas yra aktyvūs žaislai ir pasyvūs žaislai. Ar ne? Kuom jie skiriasi? Aktyvūs žaislai tai yra tie, kuriuos galime naudoti įvairiais būdais. Pasyvūs žaislai yra tokie, kur paspaudi mygtuką ir sako be. Tu vėl paspaudi mygtuką ir vėl sako be. Ar ne? Ir viskas. Ir daugiau nieko su juo negali daryti. Ir žinoma, jie yra labai smagus. Aš prisimenu, kai mūsų draugai dar neturėjo vaikų, o mes turėjome vieną, atnešė mums tokią policininkų mašiną, kuri klaikiai žviegė.
visą laiką. Ir mes sakėm, nu palaukit, kol jūs turėsit vaikų, mes ir jums tokį smagumyną atnešim. Bet principas tai yra tas, ar ne, kad, na, tai paspaudė, pažvėgė 3 dienas ir jau nebėra tos daugiau veiklos. Ar ne? Tuo tarpu su kitokiais žaislais, kurie yra daugiafunkciniai, galima prisigalvoti nepaprastai nuostabių dalykų. Ir taip yra su visais žaidimu. Kitas yra pliusas ar nuoširdus rūpestis. Kuom tai skiriasi? Jeigu mes norime pasakyti, kad va šiandien su vaiku labai žaidžiau futbolą, ar ne, bet tuo metu darome kažką kitą, tai yra pliusas. Jeigu mes norime pasakyti, kad mano vaikas lanko 5 būrelius, ar ne, ir ten žaidžia, tai irgi yra pliusas. Tuo tarpu nuoširdus rūpestis yra tai, kad mes matome, kad mūsų vaikui kažkas labai patinka, ar jam kažko labai reikia ir dėl to mes tą darome. Ne dėl to, kad užsidėtumėme pliusą, bet dėl to, kad matome, kad tikrai yra tam poreikis. Ir visų pirma, ir paskutinis dalykas tai yra malonumas ar kančia. Ar ne, žaidimas irgi gali būti kančia. Jeigu mes esame verčiami žaisti. Ne, jeigu mes verčiami žaisti tai, ko mes nenorime. Yra žmonių, kuriem grojimas pianinu yra jų didžiausia svajonė. Ir jie patys to nori. Aš prisimenu, kai mūsų dukra pasakė, aš noriu groti pianinu, aš sakiau, ne, tikrai. Ar ne, ir jis sako, aš tikrai noriu. Sakau, bet tu tikrai pagalvok. Ar tikrai nori groti pianinu? Ar ne? Ir kai jis sako, jau pagalvojau, tikrai labai noriu groti pianinu. Ir aš galvoju, Dieve mano, būčiau aš turėjus tokį pasirinkimą. Ar ne? Dėl to, kad mes esame visi skirtingi. Tas žaidimas, kuris mums yra malonumas, visiškai nereiškia, kad yra malonumas ir vaikui, draugui, kolegai ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Žaidimas, tikras žaidimas yra malonumas, o ne kančia. Ir, na, žaidimas iš tiesų yra kaip deguonis. Mes pastebime, kad jo trūksta tada, kai jo nebelieka. Kai mes jaučiamės užsisukę, kai mes jaučiamės nebelaimingi, kai mes jaučiamės, kad, na, iš tiesų nebėra prasmės, kai mes kažko nebenorime ir viskas yra našta. Tada susirūpiname, kad jau kažko trūksta. Iš tiesų vaikai nori dirbti. Vaikai nori dirbti. Žaidimas yra jų darbas. Ar ne? Žaidimas yra pats pirmasis darbas, kokį turi žmogus. Dėl to, kad jisai nepaprastai daug jo metu išmoksta. Ir mano argumentas yra, kad jeigu jam puikiai sekasi jo pirmasis darbas, tai turėtų sektis ir visi kiti. Ar ne? Dėl to, kad jis turi didžiulę vidinę motivaciją dirbti. Dabar mes gyvename tokiais laikais, ar ne, JAV buvo atlikti tyrimai, kad maždaug 20% darbuotojų eina į darbą nemotyvuoti. Neturi tos vidinės motivacijos, neturi to užsidegimo, kad aš noriu dirbti. Ir jie paskaičiavo, kad tai sudaro maždaug $100 milijardų per metus. Ne, tai yra Izraelio BVP. Ar matėte vaiką? Tokį, kad jisai neturėtų motivacijos žaisti, nebūtų užsidegęs, nenorėtų. Iš tiesų, kiek aš matau vaikus, tiek jie yra nepaprastai laimingi žaisdami. Jie kiekvieną kartą sako, einam žaisti. Kodėl jie taip nori žaisti? Kodėl jie visą laiką sako, nu einam žaisti? Nes jie turi begalinę vidinę motivaciją tą daryti. Ir 2011 metais, ar ne, maždaug šiek tiek daugiau negu 25% pasaulio gyventojų buvo vaikai, kuriems yra mažiau negu 14 metų. Ne, viso tai yra 1,8 milijardo. Ir ta žmonijos dalis moka žaisti. Iš jos galima mokytis. Mes iš tiesų turime 1,8 milijardo mokytojų, kurie gali fantastiškai parodyti, kaip atlikti darbą su didžiulė vidinė motivacija. Kam to reikia, ar ne? Dėl to, kad iš tiesų mes skiriame daugiausiai laiko konkurenciniam žaidimui. Suaugę žaidžia konkurencingus žaidimus. Bet konkurencingi žaidimai nėra tie, kurie iš tiesų moko giluminio bendradarbiavimo ir kurie moko empatijos. Kai pagalvoji, mes visi norime būti empatiški.
Ar yra kas nors, kas norėtų būti neempatiškas? Ar ne? Turbūt nėra. Ar yra nors vienas šioje auditorijoje, kuris nuoširdžiai, visiškai, absoliučiai nenori mokėti gebėti spręsti problemų? Man šito gebėjimo visiškai nereikia. Puikiai verčiuosi ir be jo. Ar ne? Ne. Nėra turbūt nei vieno tokio, gal vienas, bet daugiau turbūt nelabai. Ar mes norime būti kūrybingi? Dabar yra labai daug kalbame apie kūrybingumą, kad kūrybingumas yra nepaprastai svarbus. Mums reikia labai kūrybingų žmonių. Kūrybingumas uždega. Nežinodami, kokia yra ateitis, tik būdami kūrybingi, mes gausime tai, ko mums iš tiesų labiausiai reikia. Ar ne? Vaikai yra nepaprastai kūrybingi. Aš visada vesdama mokytojams seminarus apie kūrybingumą, sakau, labai yra blogas pavadinimas, kaip ugdyti vaikų kūrybingumą. Juos visada reikia keisti, kaip ugdyti pedagogų kūrybingumą. Kaip susigrąžinti tą kūrybingumą, kurį mes turėjome vaikystėje, kai įsėdome į puodą ir bandėme pasirti šaukštų. Ar ne? Kur dingo tie laikai? Ar ne, nes dabar yra kvaila. Tu kvailioji? Kodėl tu kvailioji? Kažkokias nesąmonės darai, ar ne? Reikia soličiai, rimtai elgtis taip, kaip daro normalų žmonės. Ar ne? Mes praradome tą žaismingumą. Kitas dalykas, tas bendradarbiavimas. Ar ne, mes visi lygiai taip pat norime bendradarbiauti. Žmogus apskritai turi didžiulį vidinį norą būti mylimas. Tai yra vienas labiausiai pamatinių žmogaus poreikių. Mes esame bendruomeniški, mes nesame po vieną. Mes labai norime būti pastebėti, mes labai norime būti mylimi. Per žaidimą mes viso to galime išmokti. Klaida, kurią mes dažnai darome, tai tai, kad mes įsivaizduojame, kad žaidimas tai atsisėdau su Lego kaladėlėm ir žaidžiu. Arba pasiėmiau daktaro įrankius ar ne tos žaislinius ir irgi žaidžiu. Taip, tai irgi yra žaidimas. Bet žaidimas yra menas. Ar ne, kai mes kažką kuriame? Žaidimas yra knygos, kai mes skaitome ir įsivaizduojame, ką mes darysime, jeigu mes būsime ten. Ar ne, jeigu aš būčiau tas herojus. Žaidimas yra tas, jeigu jūs sėdite, nežinau, savo namuose su šuniu ir kažkas šneka nesąmonės per televizorių ir jūs sakote, nesąmonė šneka, ne? Tai yra žaidimas, mes perkeliame save į kitą realybę. Žaidimas yra filmai, žaidimas yra muzika, žaidimas yra teatras, žaidimas yra svajonės, netgi flirtas yra žaidimas. Ne, visi šitie dalykai yra nuostabus žaidimas, kurį gali žaisti ir suaugę žmonės. Žaidimas yra procesas. Žaidimas nėra, kad va, imsiu ir apibrėšiu, kas yra žaidimas ir kaip mes visi turime žaisti. Ne, žaidimas yra procesas. Tame procese yra keletas sudedamųjų dalių, kurios yra nepaprastai svarbios, kaip pavyzdžiui netikėtumas. Ar ne? Žaidimas visada pasisuka netikėtą linkme. Ar ne? Štai jūs čia dabar, va, kaip žaidžia keturmečiai, ar ne? Mama, ne, dabar aš jau sesė. Ar ne? Ir jeigu tu paklausi, bet taigi tu tik ką buvai mama, dažniausiai tai pažiūri maždaug, kaip tu nesupranti. Taigi aš jau dabar sesė, kus čia dabar, kokios problemos, ar ne? Jie labai lengvai perjungia tuos bėgius. Kitas dalykas yra žaidimas malonumas, ar ne? Apie tai jau šnekėjom, kad visi tie laimės hormonai gaminasi, kai mes žaidžiame. Tai jeigu jūs savo darbe pasijaučiate taip, kad jau yra blogai, kad jums kažkas nepatinka, pažaiskite. Iš tiesų pažaiskite. Nieko baisaus, net jeigu tai yra pajuokavimas su kolegom, jeigu tai yra, nežinau, kompiuterinis žaidimas. Ar ne? Man teko šią vasarą viešėti Facebook ten visose jų kabinetuose ir labai daug kas žaidė kompiuterinius žaidimus. Ar ne? Ir aš galvoju, kaip nuostabu. Ar ne, kad galima tiesiog taip trumpam atsijungti ir po to grįžti, nes tada mes pasisėmėme. Vaikai grįžę iš lauko bėga žaist. Ar ne? Ar jūs matėte, jūs turbūt visi matėte vaikus, kurie jau vos velka kojas. O, jau nebenoriu, kodėl man reikia tą daryti, kur eiti. Ir po to jau jūs vos velkate kojas, ar ne, nes ten visai bandote įtikinti ir pareinate namo ir jie nubėga ir žaidžia. Ir jūs galvojate, Dieve mano, tai tu tik čia raudojai, krokodilo ašaram, kad jau visiškai nepainu, nebegaliu, nebenoriu. Kodėl? Nes veikla buvo nuobodi. Ir jisai neapsimetinėjo, kad jinai jam labai patinka.
Ar ne? Ir tada, kai jisai jau turi galimybę daryti kažką, kas jam labai patinka ir yra įdomu, jis nubėga vėl kupinas energijos. Netgi yra buvę tokių situacijų, kai nubėga ir važinėjasi dviračiu. Ir aš galvoju, Dieve mano, iš kur jie ima tą energiją? Dėl to, kad jie turi jos begalę viduje. Ar ne, jie turi vidinę motivaciją, apie kokią dažnai mes galime tik tai pasvajoti. Dėl to mums reikia tiesiog daugiau į juos žiūrėti ir iš jų mokytis. Ar ne, kitas, paskutinis dalykas iš tiesų, tai yra būtent ta vienybė, proto, kūno, dvasios, ar ne, kad vaikas jisai išsibalansuoja. Jeigu jisai yra pavargęs, jisai atsisėda. Jeigu jisai yra nepavargęs, jisai laksto. Jeigu jisai daro ne tai, ką nori. Dėl to, kad vaikas labai nori būti produktyvus. Iš tiesų vaikai dirba nepaprastai daug. Jie netgi eidami miegoti sako, aš dar truputėlį pažaisiu. Dar truputėlį noriu pažaisti. Ar ne? Ir dabar įsivaizduokite save, jeigu dirbate iki 5 valandos. Ar jūs sakote, dar labai truputėlį norėčiau pažaisti. Ir jums sako, ne, jau viskas, jau keliaujam. Ne, dar pusvalanduką pažaisiu, ar ne? Nes jeigu darbas yra žaidimas, ar ne, tai mes lygiai taip pat turėtumėme norėti žaisti ir nenorėtumėme baigti tos veiklos, kuri mums nepaprastai patinka. Ir, iš tiesų, svarbiausia yra nepamiršti kasdien žaisti. Kiekvieną dieną rasti tą keletą minučių, kad mes galėtumėme pasijusti vėl vaikais, pasijusti emociškai pažeidžiami. Dėl to, kad mes galime pasakyti kažką, kas galbūt nėra labai priimta, kas galbūt nėra labai sveikintina. Padaryti tai, ką mes norime daryti, kai esame pirmokai ir kai mums yra nepaprastai sudėtinga sėdėti suole, nes mes norime atsistoti, nueiti kažką pasimti, nueiti su kažko pašnekėti ir pažiūrėti, kaip apskrido paukštis prie lango. Ar ne, man yra tekę matyti situaciją, kaip iškrenta pirmasis sniegas. Ar ne, kai iškrenta pirmasis sniegas ir visi vaikai nebegali atplėšti akių nuo lango. Ar ne? Nes sninga. Geriausias dalykas, ką jūs galite tada padaryti, tai atsistoti ir išeiti su jais į kiemą. Jūs pajudėsite, jūs patirsite malonių akimirkų ir dėl to jūs gyvensite ilgiau. Kokie būtų jūsų klausimai?